Artėja pačios gražiausios metų šventės. Ar laukiate kokių tradicijų ar papročių laikotės per tas šventes prie stalo su savo šeima? Na, tos tradicijos šiaip labai klasikinės, bet man labai svarbios. Buvau ilgalaikis Kalėdų senelio stebuklo tikėtojas ir mano vaikai lygiai taip pat. Taip kad man Kalėdos yra apie tai, kad mes visi kartu susirinkam. Ir tas susirinkimas kartu turim įprastai laikydomės tradicijų vienoje šeimos pusėje mes kūčios, kitoje pusėje Kalėdos ir po to toks jaukus kartu pasibuvimas ir būtinai su visais mūsų augintiniais, su šunimis. Ar politikuojat prie šventinio stalo? Kaip čia pasakius, sako, kad prie jokių šventinių stalų ir šiaip, jeigu nenori susipykti, geriau apie politiką nepradėti kalbėti, bet neišvengiamai, man atrodo, kai taip aktyviai dalyvauji politikoje, ypatingai galiu pasakyti, seneliai turi daug klausimų apie tai, ką aš ten veikiu, nes viską stebi ir po to turi pastebėjimų, tai tenka, bent jau tam prie mažesnio stalo pasislinkus ir apie politiką pakalbėti. O turit kokį tradicinį patiekalą, be kurio neįsivaizduojat vakarienės? Na, mes mėgstam visokius kepinius per Kalėdas, bet ką aš mėgstu padaryti, jeigu tik tais pavyksta, tai nesu pats dažniausias virtuvės lankytojas, ypatingai kai gaminti reikia, bet tiramisu mėgstu pagaminti, taip kad jeigu šiemet visos šventės ir kiti įsipareigojimai leis, manau, kad tiramisu bus tai, ką aš atnešiu desertui prie stalo. Atrodo, kad labai kalėdinis akcentas yra laiškų rašymas ir vienas iš tų laiškų gavėjų yra Kalėdų senelis. Tai jeigu rašytumėt laišką Kalėdų seneliui, ko norėtumėt paprašyti, kokios dovanos? Štai kaip jautėsi mano vaikai, kuriems aš aktyviai raginau nepamiršti parašyti Kalėdų senelių laiško ir iš tikrųjų neturiu tokio universalaus atsakymo, kuris tiktų šiuo metu pasakyti, kad tai yra tai, ko norėtųsi paprašyti, nes materialios dovanos kažkaip su laiku yra labai praradusios tą tokią prasme ir man atrodo, kad tokie maži dalykai tampa daug reikšmingesni. Tai sveikata, ypatingai kai galvoju apie artimiausius šeimos narius, tampa ypatingai svarbus dalykas, lygiai taip pat ta galimybė leisti laiką kartu irgi tampa tokiu labai svarbiu aspektu. Na ir galų gale man atrodo, kad ko labiausiai visiems trūksta, tai tokio neskubėjimo susipykti, nes mes visi labai greitai, man atrodo, esam linkę pagauti emociją, vietoj to, kad išgirsti, įsiklausyti ir suprasti. Tai dažnai pastebėjau, kad tie, kurie randa galimybę įkvėpti, iškvėpti, pagalvoti ir po to tų konfliktų būna daug mažiau, o be konfliktų, manau, mes visi turim daug geresnį laiką kartu.